Ledinis vanduo užlieja pagrindinį denį ir per 30 sekundžių keltas pasvyra 30 laipsnių į kairę. 8-ojo dešimtmečio pabaigoje Townsendas Toresonas užsakė suprojektuoti ir pastatyti 3 naujus identiškus keltus maršrutui Doveris-Kalė ir juos gavo 1980 metais. Spirit klasės laivai buvo pavadinti Spirits of Free Enterprise, Herald of Free Enterprise ir Pride of Free Enterprise. Herald of Free Enterprise pradėjo eksploatuoti 1980 m. gegužės 29 d. Tai buvo 3 sraigtų Rouro arba įvažiuojamojo ir išvažiuojamojo tipo keleivių ir transporto priemonių keltas, pastatytas Bremerhavene, Vokietijoje. Laivą varė 3 8000 arklio galių 12 cilindrų dyzeliniai varikliai, leidžiantis pasiekti didžiausią 22 mazgų greitį. Kad išliktų konkurencingi su kitais keltų operatoriais šiuo maršrutu, Townsend Toreson užsakė Herald projektą, kuris leistų greitai pakrauti ir iškrauti, taip pat greitai įsibėgėti. Herald turėjo 8 denius pažymėtus nuo A iki H iš viršaus į apačią, o D, E ir G deniai buvo skirti transporto priemonėms. E-denis buvo viršutinis transporto priemonių, į kurį buvo patenkama per vandeniui atsparias duris laivo priekyje ir atvirą portalą laivagalyje. G-denis buvo pagrindinis transporto priemonių denis su vandeniui nepraleidžiančiomis durimis priekyje ir laivagalyje. Laivas turėjo 2 dalių priekinės dalies duris, kurios atsidarydavo į šonus kaip kriauklės. Vietoje į viršų pakeliamų vizierinių durų, kriauklės tipo duris buvo po laivo priekiu, todėl iš tiltelio buvo sunku matyti, ar jos atidarytos ar uždarytos. Dovere ir Kalėse transporto priemonės galėjo būti pakraunamos ir iškraunamos vienu metu į A, E ir G denius, naudojant 2 rampas, vieną virš kitos, vadinamas 2 aukštėmis jungiamosiomis rampomis. Apatinė rampa vedė į pagrindinį G denį, o viršutinę į E denį. Herald turėjo uždarą antstatą virš pertvarų denio keleiviams. Siekiant saugumo ir stabilumo buvo įrengtos vandeniui neleidžios duris, kad vanduo nepatektų iš oro sąlygoms atviros pusės. Taip pat buvo įrengtos vandeniui neleidžios duris ir pertvaros tose vietose, kur abiejose pusėse galėjo kauptis vanduo. Laivo priekyje buvo įrengtos vidinės ir išorinės vandeniui neleidžios duris, o laivagalyje tik išorinė vandeniui nelaidi duris. Priekinės duris buvo valdomos hidrauliškai, jos atsiverdavo į šonus ir būdavo pritvirtinamos prie laivo šonų. Vidinės priekinės duris veikia kaip papildoma kliūtis, neleidžianti vandeniui patekti į pagrindinį transporto priemonių denį. Jos atsiverdavo nusileisdamo žemyn ir užsidarydavo ant vandenį nelaidaus sandariklio pertvaroje, kuri yra sustiprinta skersinė laivo pertvara. Herald buvo gerai aprūpintas gelbėjimosi įranga, o įgula buvo apmokyta avarinėms procedūroms, kad galėtų evakuoti laivą per 30 minučių. Herald ne tik atitiko, bet ir turėjo daugiau įrangos nei reikalaujama pagal įstatymus. Herald ir 2 seseriniai laivai buvo pastatyti maršrutui Doveris-Kalė. Jie buvo aprūpinti galingais varikliais. Roro tipo keltai galėjo greitai įsibėgėti ir dideliu greičiu kirsti Lamanšo sąsiaurį. Jie taip pat buvo suprojektuoti taip, kad keleiviai būtų greitai išlaipinti, o transporto priemonės iškrautos, o tada nauji keleiviai ir transporto priemonės būtų greitai įlaipinami atgaliniai kelioniai. Laivams pradėjus eksploataciją, Townsendas Toresonas gavo naują maršrutą tarp Doverio ir Belgijos Ziebrugės uosto. 3 Spirit klasės laivai pradėjo plaukioti šiuo nauju maršrutu, tačiau Ziebrugės uoste naudota pakrovimo rampa nebuvo pritaikyta Spirit klasės laivams. Ji turėjo vieną denio rampą, todėl E ir G deniai turėjo būti kraunami vienas po kito, o ne tuo pačiu metu. Be to, rampa negalėjo būti pakelta pakankamai aukštai, kad pasiektų E denį. Todėl laivas turėjo priimti balastą, kad nuleistų laivą prieki į vandenį, panardindamas laivą tiek, kad rampa pasiektų E denį. Kadangi laivas galėjo krauti tik vieną denį vienu metu, buvo paskirti tik 2 denio karininkai krovimui ir iškrovimui, palyginti su 3 karininkais Kalė ar Dovere. Todėl Ziebrugės denio karininkų pareigos buvo organizuotos kitaip nei jų pareigos Kalė. Doverio Kalė maršrute laivuose dirbo 4 karininkai – kapitonas, 2 vyriausieji karininkai ir 2 karininkas. Tačiau Doverio Ziebrugės maršrute dirbo tik 3 karininkai – kapitonas, 1 vyriausiasis karininkas ir 2 karininkas. Kai Herald pradėjo aptarnauti Ziebrugės maršrutą, visų denio karininkų skaičius, suskirstytas į 5 pamainas, sumažėjo nuo 15 iki 10 karininkų. Papildomi 5 įgulos nariai buvo paskirti dirbti kitose laivyno vietose.
Kai Herald grįžo į Kalę maršrutą, vietoj to, kad į laivą sugrįžtų 5 buvę karininkai, į Herald buvo paskirti karininkai iš laivų, kurie tuo metu buvo remontuojami. Dėl tokios sistemos daugumai laikinų karininkų reikėjo atlikti tik keletą pareigų. Jų pagrindinis rūpestis buvo pakrauti laivą ir saugiai plaukti tarp Doverio ir Kalė. Jie mažiau dalyvavo įrangos tikrinime ar laivo organizavime, nes tai nebuvo jų pareigų dalis. Todėl nukentėjo priežiūra, saugos patikros, įgulos mokymai ir sklandus laivo darbas. 1987 m. kovo 6-ąją žiemos pabaigoje Herald pradeda pakrovimą Zeebrugės uoste. Herald balasto talpyklos priekyje yra užpildomos vandeniu, kad nuleistų laivo priekį, kol kraunamas E-denis. 17:40 E-denio pakrovimas baigtas, todėl jie perkelia rampą į G-denį. Vyriausiasis karininkas įsako išsiurbti balasto talpyklą, kad pakeltų laivo priekį. Vandens įsiurbimas ir laivo grąžinimas į įprastą išilginę pusiausvyrą užtruks daugiau nei valandą. Penktadienio vakaro reisas iš Zeebrugės į Doverį yra gana pilnas. Daugelis keleivių laive grįžta į Doverį. Iš viso yra 459 keleiviai ir 80 įgulos narių. Iš viso laivo manifeste yra įrašyti 539 žmonės. Yra 81 automobilis, 3 autobusai ir 47 krovininiai sunkvežimiai. Herald turi licenciją gabenti iš viso 630 asmenų, įskaitant įgulą, todėl keleivių sąrašas neviršija leistinos laivo talpos. Tačiau laivas yra šiek tiek perkrautas pagal svorį, kai suskaičiuojate kurą, vandenį, keleivius ir įgulą, taip pat automobilių, sunkvežimių ir autobusų svorį. Toks perkrovimas yra gana dažnas ir kapitonas netgi praneša kranto vadovybei, kad jie yra perkrauti. Paskutinis pareigūnas denyje turėtų būti bocmano padėjėjas Markas Stenlis ir jo atsakomybė yra uždaryti laivapriekio vartus prieš nuimant švartavimo virves. Tačiau Stenlis nėra denyje, jis nuėjo į savo kajutę trumpam poilsiui po to, kai atlaisvino automobilių denį atvykus. Kai kvietimas į uosto postą nuskamba ir laivo švartavimo virvės yra nuimamos. Stenlis vis dar miega savo kajutėje. Vyriausiasis karininkas Leslis Sabelis dabar turėtų likti denyje, kad įsitikintų, jog laivapriekio vartai uždaryti, arba jį turėtų pakeisti Stenlis, priklausomai nuo to, kas įvyks pirmiau. Tačiau jis turi nueiti į savo uosto postą ant tiltelio, todėl palieka G-denį, kai laivapriekio vartai vis dar atviri. Jis įsitikinęs, kad bocmano padėjėjas netrukus grįš iš savo kajutės. Terensas Eilingas, pirmasis bocmanas, yra paskutinis žmogus denyje. Tačiau tai nėra jo atsakomybė uždaryti vartus. Jis taip pat nežino, kad vyriausiasis padėjėjas išėjo arba kad bocmano padėjėjo nėra savo poste. Vairinėje kapitonas Davidas Liuris, Herald of Free Enterprise laivo vadas, mano, kad vartai jau uždaryti. Iš savo pozicijos tiltelio jis nemato vartų, vairinėje nėra jokios įspėjamosios lemputės, kuri praneštų apie problemą, o vyriausiasis padėjėjas Sabelis turėtų jį perspėti, jei yra kokia nors problema su vartais. Tačiau Sabelis nieko nepamini. Herald įgula patiria spaudimą išplaukti nedelsiant. Jie jau 5 minutėmis vėluoja dėl ilgesnės pakrovimo procedūros Zeebrugė ir yra spaudimas greitai parengti laivą kitam reisui. Bendrovė išsiuntė tarnybinį raštą vadovo padėjėjui, datuotą 1986 m. rugpjūčio 18 d., kuriame rašoma: Reikia dėti visas pastangas, kad laivas išplauktų 15 minučių anksčiau. Nuo šiol tikiuosi skaityti, kad laivas išvyko 15 minučių anksčiau. Darykite spaudimą pirmajam karininkui. Jei manote, kad jis dirba nepakankamai greitai, išsiaiškinkime situaciją. Išplaukti vėlai iš Zeebrugės netinka. Mums reikia išplaukti 15 minučių anksčiau. Baigus pakrovimo darbus Zeebrugėje, Herald pradeda išvykimo procedūrą. Laivas pradeda judėti nuo 12 prieplaukos 18:05 min. Jis išplaukia atbulomis iš dokų, tada Kennedy krantinės gale pasuka į dešinę. Baigęs posūkį, laivas plaukia link uosto išėjimo 14 mazgų greičiu. Oras geras, pučia lengvas rytų vėjelis ir yra nedidelės bangos. 18:24 min, šiek tiek mažiau nei po 20 minučių nuo variklio paleidimo, Heraldas praplaukia pro uosto išorinį molą. Heraldas vėluoja, o kapitonas Luris nekantrauja atsigriebti už prarastą laiką. Jis ignoruoja laivo greičio apribojimus, kurie apsaugotų nuo vandens patekimo per laivą priekio iškišą. Kol laivas yra nusėdęs priekio, Heraldas pagreitėja nuo 14 iki 19 mazgų.
Laivo priekis, kuris jau ir taip yra žemai vandenyje, dar labiau panyra po vandens liniją, o tai padidina bangos aukštį priekyje. Sekliuose vandenyse laivas patiria vadinamąjį įsiurbimo efektą. Kai vanduo teka po laivu seklumoje, jis suspaudžiamas į siauresnę erdvę, o vandeniui greitėjant susidaro žemas slėgis, kuris dar labiau įtraukia laivą žemyn. Keleivinio laivo priekis yra žemai vandenyje, o įsiurbimo efektas jį traukia dar giliau. Atidarius laivo priekinės duris, ledinis jūros vanduo persilieja per laivo priekio iškišą ir patenka į pagrindinį denį. Dauguma laivų yra suskirstyti į vandeniui nepralaidžius skyrius, tačiau Ro-Ro tipo keltas kaip Heraldas turi transporto priemonių denį, kuris yra vientisa atvira erdvė. Keltui įsibėgėjant, jūros vanduo teka per visą laivo ilgį. Šio vandens svoris dar labiau apsunkina keltą ir gerokai viršija jo ir taip perkrovos ribas. Vandens sluoksnis užlieja visą pagrindinio denio ilgį. Keltui švelniai siūbuojant iš vienos pusės į kitą esant nedideliam bangavimui, vanduo seka kelto judesį. Šis reiškinys vadinamas laisvo paviršiaus efektu. Jūros vanduo kaupiasi kairėje transporto priemonių denio pusėje, sutrikdydamas kelto pusiausvyrą. Per kelias sekundės keltas pasvyra 30 laipsnių į kairę, tada vanduo nusistovi ir laivas daugiau nebesvyra. Kapitonas ir įgula turi tik akimirką atsikvėpti, kol Herald dėl vandens svorio laive šiek tiek pasisuka į dešinę, o tada lėtai pasvyra beveik 90 laipsnių kampu. 18:28 Gerald apvirsta ant seklumos, dešiniuoju bortu iškilęs virš vandens paviršiaus. Šis staigus posūkis į dešinę paskutinėmis akimirkomis ir apvirtimas ant seklumos neleidžia Herald visiškai nuskęsti gilioje kanalo vidurio dalyje. Ši įvykių seka trunka mažiau nei 90 sekundžių. Įgula neturi laiko išsiųsti Mayday signalo, perspėti keleivių, nuleisti gelbėjimo valtis ar išdalinti gelbėjimosi liemenes. Vanduo greitai užlieja laivo elektros sistemas ir sukelia trumpąjį jungimą, todėl nutrūksta ir pagrindinis, ir avarinis elektros tiekimas, o keltą apgaubia tamsa. Yra potvynis, o Heraldas guli ant kairiojo borto, pusiau paniręs sekliame vandenyje, mažiau nei mylios atstumu nuo kranto. Belgų žemkasės Sunderis kasa tarp naujojo ir senojo molų. Vakarinėje kanalo pusėje įgula pastebi, kaip Heraldas pasuka į dešinę, staigiai pasisukdamas beveik statmenai kanalui. Tada laivas pasvyra į kairę, pakrypsta ant kairiojo borto ir apvirsta ant seklumos. Po 30 sekundžių kelto šviesos užgęsta. Sunderus iš karto praneša Zėbruvės uosto kontroliai per VHF radiją ir nustato kursą į avarijos vietą. Jie praneša, kad laivo priekiniai vartai atrodo visiškai atviri. Sunderus yra pirmasis laivas atvykęs į įvykio vietą ir įgula nedelsdama pradeda ieškoti išgyvenusiųjų laive Heraldas. Daugeliui žmonių, buvusių dešiniajame arba aukštesniajame laivo borte, pavyksta prasibrauti koridoriais ir ištrūkti ant kelto šono. Kiti atsiduria po vandeniu, ledinėme vandenyje, be gelbėjimosi liemenių, visiškoje tamsoje. Kai kurie žmonės sugeba užlipti į saugią vietą, o kiti lieka kovoti, bandydami išsilaikyti tarp plūduriuojančių nuolaužų ir kūnų. Įgulos nariai, kuriems pavyksta išlipti ant aukštosios kelto pusės, supranta, kad laivo viduje vis dar yra įstrigusių keleivių. Jų mokymai visada buvo orientuoti į laivo evakuaciją, turint bent 30 minučių gelbėjimo valčių nuleidimui ir saugiam visų išlaipinimui. Įgula nėra pasiruošusi tokiai situacijai. Bosmanas Eilingas prisiima atsakomybę už gelbėjimo darbų organizavimą. Įgulos gelbėjimo komanda eina į keltą ieškoti keleivių, kurie vis dar yra įstrigę. Kita komanda laukia už kelto ribų, palydi keleivius į laikiną laukimo zoną ir padeda jiems, kol atvyks gelbėtojai. Pirmoji komanda eina į laivo tiltelį patikrinti pareigūnų, tada juda per keleivių zonas. Jie patenka į vidų išdauždami langus viršutinėje laivo pusėje, nuleidžia virves į tamsą apačioje ir ištraukia keleivius iš vandens. Kovo mėnesį jūros temperatūra beveik siekia užšalimą, todėl jie skuba, kol dar neprasidėjo hipotermija. Komanda, esanti kelte, ieško vis dar gyvų žmonių. Jie turi veikti greitai ir greitai nuspręsti, ar be sąmonės esantis žmogus yra gyvas ar miręs. Jie rūšiuoja kūnus, gyvus į kairę, mirusius į dešinę. Visi, kurie šaukia, gauna pirmenybę. Judėdami tamsiais, vandeniu užlietais koridoriais, įgulos nariai girdi savo kolegų balsus, šaukiančius pagalbos. Vienintelis dalykas blogesnis už verksmo girdėjimą yra tada, kai balsai nutyla.
Gelbėjimo tarnybos atvyksta greitai, tačiau Herald įgula lieka nuolaužose, kad padėtų evakuoti dar gyvus keleivius. Įgulos nariai dirba tol, kol nualpsta iš nuovargio arba juos išveda gelbėjimo tarnybos. Zebrugės uosto kontrolė persiunčia Mayday pagalbos signalą, prašydama visų laivų padėti. Netoliese esantys keltai, vilkikai, krano barža ir daugybė mažų laivų bei žvejybos laivelių atvyksta į įvykio vietą. Jie ieško išgyvenusiųjų. Roro laivas Gabrielė Ver nuleidžia inkarą vakaruose nuo nuolaužos ir paruošia sraigtasparnių aikštelę viršutinėme denyje. Tada jie atidaro galinį rampą, kad priimtų nukentėjusiusius. Belgijos oro pajėgų sraigtasparniai ir karinio jūrų laivyno narai atvyksta 19:25 min. Jie koordinuoja gelbėjimo operaciją, kurioje dalyvauja karinio jūrų laivyno laivai iš Anglijos, Nyderlandų ir Vokietijos. Policija, ugniagesiai ir uosto greitosios pagalbos tarnybos laukia, kol išgyvenusieji bus atgabenti į krantą. Greitosios pagalbos automobilių flotilės pasiruošusios skubiai nugabenti išgyvenusius į 6 budinčias ligonines. Raudonojo kryžiaus savanoriai iš įvairių gyvenimo sričių susibūrė, kad suteiktų paguodą išgyvenusiems ir jų artimiesiems. Paieška tęsiama iki ankstyvo ryto. 2:15 min. nakties, iškart po atoslūgio, gelbėtojai pradeda sistemingai ieškoti nuolaužų. Prasideda potvynis. 2:45 min. nakties greitai kylantis potvynis priverčia gelbėtojų komandą nutraukti paiešką ir ją atnaujinti dienos metu, kai potvynis pradės slūgti. Dauguma aukų vis dar įstrigusių laive miršta nuo hipotermijos beveik ledinėme vandenyje. Nepaisant pakrančių apsaugos, karinio jūrų laivyno ir civilių gelbėjimo pastangų, daugiau nei trečdalis žmonių laive neišgyvena. Žuvo 193 žmonės, įskaitant pusę iš 80 įgulos narių. Dauguma aukų yra Didžiosios Britanijos piliečiai. Beveik visi žūsta nuo paskendimo arba hipotermijos. 1987 m. balandžio pabaigoje Herald buvo iškeltas ir nutemptas į doką Flissingeno uoste Nyderlanduose. Iš pradžių buvo planuota laivą suremontuoti ir grąžinti į eksploataciją, tačiau pirkėjo nepavyko rasti, todėl Herald buvo parduotas metalo laužui. Townsend Touriston prekės ženklas buvo uždažytas prieš paskutinę kelionę į metalo laužo aikštelę Taivane. 1987 m. spalį koronerio tyrimo prisiekusieji paskelbė 187 neteisėto nužudymo verdiktus. 7 įmonės darbuotojai buvo apkaltinti nužudymu dėl šiurkštaus aplaidumo, o eksploatuojanti įmonė P&O European Ferries buvo apkaltinta korporaciniu nužudymu. Tačiau byla žlugo, kai teisėjas nurodė prisiekusiesiems išteisinti įmonę ir 5 aukščiausio rango kaltinamuosius. Prekybinės laivybos įstatymas, priimtas 1979 metais, numato, kad Roro tipo keltui išplaukti į jūrą atvirais laivapriekio vartais nėra nusikaltimas. Nuo to laiko į šio tipo laivų konstrukciją buvo įtraukti keli patobulinimai, kurie dabar reglamentuojami. Priekyje esantys indikatoriai rodo, ar priekinės durys yra atidarytos. Laivo priekyje sumontuotos vandeniui nepralaidžios rampos ir atsidarančios sklendės, leidžiančios vandeniui pasišalinti nuo transporto priemonių denio. 1990 metais reikalavimai dėl atstumo tarp transporto priemonių denio ir vandens linijos buvo padidinti nuo 76 cm iki 125 cm visiems naujiems Ro tipo laivams. Kai kurie laivai visiškai atsisakė priekinių durų konstrukcijos ir naudoja tik galinių durų konstrukciją. Įsigaliojo nauji tarptautinės jūrų organizacijos reikalavimai, draudžiantys atvirą, neskaidytą tokio ilgio denį keleivinėme Ro tipo laive. Abi Herald seseriniai laivai veikė beveik 2 dešimtmečius, kol buvo išimtos iš eksploatacijos ir supjaustytos metalo laužui. 2012 ir 2015 metais, norėdami pamatyti kitą katastrofą, spustelėkite dabar ekrane rodomą vaizdo įrašą.